Gerbiamieji, jums groja Šiaulių pučiamųjų orkestras. Šiandien mes kalbėsime Sporto kalba. Taškas, sekundė, pergalė. Turėtumėm suprasti vieni kitus. Šią žaidynę suvienijusias tiek daug skirtingų profesijų, pomėgių, lyties ir amžiaus žmonių organizavo Lietuvos asociacija Sportas visiems. Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija. Bei Šiaulių miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto skyrius. Labadiena, gerbiami sportininkai, vadovai, muzikantai ir be abejo šių žaidynių pagrindiniai organizatoriai. Kovo mėnesį startavo pirmos Lietuvoje seniūnijų žaidynės. Ir štai prabėgo pusę metų ir mes rengiam finalinės varžybas Šiaulių apskrityje, Šiauliuose. Kūno kultūros ir departamentas suprasdamas ir norėdamas, kad kuo daugiau žmonių Lietuvoje sportuotų, kad kuo daugiau turėtų galimybę tarpusavėje bendrauti ir pagrindę per sportą bendrauti, numatė šiais metais ir inicijavo būtent seniūnijų žaidynės. Žaidynėm buvo skirta gal nei daug, nei mažai minėta sporto asociacijai Sportas visiems, Kūno kultūros ir sporto asociacijai Nemunas, savivaldybių padalinių vadovams ir be abejo pačioms savivaldybėms ir apskritims. Savo ruožtu noriu padėkoti visiems sportininkams. Ačiū, kad jūs radot laiko, kad jūs su dideliu entuziazmu ir gausiai įsijungėte į šitą žaidynę. Žaidynėse dalyvavo beveik 25 000 sportininkų. Tai iš 514 seniūnijų ir 34 mikrorajonų. Aš manau, kaip pirmam kartu tai iš tikrųjų įspūdingi skaičiai ir tai patvirtina, kad to žaidynės pasiteisino. Kūno kultūros ir sporto departamentas ir sekančiais metais numato pratęsti šį projektą ir tikisi, kad šitos žaidynės įgaus dar didesnį populiarumą ir iš tikrųjų atneš naudos ne tik tai mėgėjams sportininkams, bet ir didžiajam sportui. Kadangi be mėgėjų sporto, be mažojo sporto nebus ir didžiojo sporto. O šiandien aš visiems linkiu šias 2 dienas praleisti kuo geresnės nuotaikos. Nesvarbu, gal ne visi taps nugalėtojais, nes svarbu, kad jūs bendraujate, svarbu, kad jūs dalyvaujate ir aš linkiu, kad iš šito finalinio etapo jūs įsivežtumėt kuo geriausią nuotaiką. Na, mėly varžybų dalyviai, organizatoriai, savivaldybių darbuotojai, savivaldybių vadovai, labadiena visiems, kurie savo darbų triūsų padėjo organizuoti šitas varžybas. Šiandieną sunku būtų pervertinti, kuri Lietuvoje sudėtyje daugiausiai dėjo jėgų organizuojant šias varžybas. Bet aišku, turiu viltį, kad žaidynės pavyko. Ir turiu viltį, kad šitos žaidynės vyks ateityje. O dabar visiems dalyviams, teisėjams, besirūpinantis mūsų buitimi ir laisvalaikiu, linkiu gerosios kloties. Tuo pačiu žaidynės skelbiu pradėtas.
Karbočius. Mėly žaidinių dalyviai, žinau, kad nekantraujate pradėti žaidinės, bet labai trumpai norėčiau supažindinti su žaidinių vykdymo tvarka vietą. Žaidinės vyks dviejose bazėse. Viena bazė tai čia. Šitoje bazėje bus vykdomas futbolo varžybos. Taip pat vyks Komandos Vilniaus apskritis. Utenos apskritis. Orkestras mums groja. Telšių apskritis. Tauragės apskritis. Šiaulių apskritis. Panevėžio apskritis. Marijampolės apskritis. Klaipėdos apskritis. Kauno apskritis. Alytaus apskritis. Štai visos komandos, kurios šiandien varžysis. Right.